Sveiki, mes esam Vabaliukų šeima ir mes pristatysim, kaip reikia pasiruošti žygį. Aš esu Elza ir pristatysiu avalynę. Avalynė turi būti patogus žygio batai, kurie yra neperžlampami ir kad juos nepribėgtų dalykų kaip smėlis arba akmenukai. Sveiki, aš esu Domas iš Vabaliukų šeimos. Aš šiandien pristatysiu, kaip apsaugoti jūsų galvą nuo saulės smūgio. Tai kaip visi žinot, reikia svarbiausia kepurės, bet jeigu neturit kepurės ir jūs esat skautuose, tai panaudokit kaklaraištį, kaip senas bobutės. O jeigu neturit kaklaraiščio ir dar, tai panaudokit gal kažkokį megztinį, arba tokį, kaip panašų į megztinį. Aš esu brolis Pijus. Šiandien pristatysiu, kaip žygį būti su tiesia nugara. Pirmiausia, reikia turėti patogią kuprinę, kad būtų prisegimai per čia ir per čia. Neit susikuprinus, būti visą laiką tiesiam. Aš esu brolis Augustinas. Aš esu sesė Luknė. Šiandien pristatysime, kaip naudotis pirmos pagalbos vaistinėlę ir kad ją reikia turėti visą laiką. Tai į vaistinėlę reikia dėti pleistrus, bintą, dezinfekantą. Ir reikia įsidėti visokių vaistų, arba, pavyzdžiui, jeigu esate alergiškas kažkam, ir reikia turėti su savim auksinę antklodę. Labą dieną, aš esu brolis Ugnius. Šiandien aš pasakosiu, kaip reikia kelioniai pakankamai pailsėti. Tai kas 2 ar 3 kilometrus galit sustoti, pasėdėti ant kažkur po 5 ar 10 minučių ir susitvarkyti visus reikalus prieš vėl pradedant kelionę, kad nebūtų rūpesčių, atsigerti vandens. Ir pasižiūrėti, ar visi yra kartu žmonės, kad nebūtų pasimetę. Ir šiandienai kol kas pakaks. Ačiū, kad žiūrėjote.